įmonių nori išsiskirti, būti lankščiomis, patraukliomis savo vartotojams. Tam reikalinga nuolatos generuoti naujas idėjas. Tačiau idėjų generavimas nėra lengvas procesas. Dažniausiai įmonėse sugeneruojama mažai idėjų arba sugeneruojama šabloniškos idėjos. Tai nesurežisuota situacija vienoje įmonėje, kurioje buvo bandoma generuoti naujas idėjas. Suskirstyti kelias dvi grupelės ir kiekvieną grupelį parašytų, ką mes dar parduodame užsakovui tokio, ko mes neturėdami komercinių pasiūlymų. Susirinkime turi būti lyderis, kuris kreiptų diskusiją tam tikrą kryptimi ir išbandytų įvairius idėjų generavimo metodus. Tačiau buvo pasirinktas kitas variantas. Galim ir be grupelių, tiesiog visi kartu čia. Ne tokia didelė grupė mūsų, kaip aš įsivaizduoju. Galim kiekvienas kažką, bent po vieną mintį, o aš jas bandysiu fiksuotis, tas mintis. Matėme, kad susirinkimas nepavyko. Darbuotojai susikaustė, atmosfera slogi, idėjų situacija yra ir kitose įmonėse. Dažniausiai idėjas generuoja tik vadovai, o likusius darbuotojus yra labai sunku įtraukti į šį procesą. Trūko kūrybiškumo, galbūt reikėjo tas susirinkimas, kad būtų vykęs, reikėjo tiesiog jį labiau apibrėžti. Ne visi buvo pasiruošę susirinkimui. Jauni žmonės, aš matau, kad kai kurie nori atsiskleisti, kai kurie dar privengia savo minčių. Bet kūrybiškumas bet kurioje įmonėje svarbu. Sukurta metodika kūrybiškumo ratai leidžia idėjų generavimo procesą padaryti lengvesnį ir efektyvesnį. Šią metodiką darbuotojai lengvai ir greitai įsitraukia į idėjų generavimo procesą, išvengiama konfliktų ir beprasmių ginčų. Sesijos metu sugeneruojama virš 100 idėjų bei atrenkamos pačios geriausios. Grupės sprendimus priima greitai ir sklandžiai. Pagal šią metodiką visas idėjų generavimo procesas yra padalinamas į 3 etapus – suvokimo, idėjų generavimo ir idėjų vertinimo. Kiekvienam etapui yra sukurtas specialus įrankis – ratas, prie kurio yra dirbama. Suvokimo ratas padeda geriau suvokti situaciją ir nustatyti konkrečias problemas, kurios turi būti sprendžiamos. Idėjų generavimo ratas padeda apjungti grupę idėjų generavimui bei stimuliuoja nešabloniškų idėjų generavimą. Idėjų vertinimo ratas padeda atrinkti ir įvertinti sugeneruotas idėjas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Sukime ratus, generuokime inovatyvias idėjas, padarykime gyvenimą ir verslą kūrybišku, įdomiu ir pelningu.